Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Darbą pradėjo naujoji Marijampolės savivaldybės valdžia. Gyventojų laukia nauji eismo pokyčiai. Bus uždaroma dar daugiau pervažų ir sankryžų. Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija paminėjo veiklos penkmetį. Šiandien pradėjo dirbti nauja Marijampolės valdžia. Iškilmingame posėdyje prisiekė savivaldybės tarybos nariai ir pirmą kartą gyventojų išrinktas meras Vidmantas Brazys, pradėjęs jau 5-ąją savivaldybės vadovo kadenciją. Posėdyje buvo išrinkti mero pavaduotojai ir administracijos direktorius. Pirmasis 8 šaukimo Marijampolės savivaldybės tarybos posėdis pradėtas iškilmingai, tautinė giesme ir kur bėga šešupė. Naujai 4 metų kadencijai išrinkti tarybos nariai prisiekė gerbti ir vadovautis Lietuvos Respublikos konstituciją. Aš, Gediminas Akelaitis, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Te padeda man Dievas. Rinkėjų valia naujoje savivaldybės taryboje 6 politinių partijų atstovai. Tarp 27 narių 14 socialdemokratų, 4 Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos atstovai, 3 darbo partijos nariai. Taryboje po 2 Tvarkos ir teisingumo partijos, Liberalų sąjūdžio ir Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovus. Į savivaldybės tarybą išrinktos 3 moterys ir 24 vyrai. Amžiaus vidurkis 50 metų. Jauniausiajam savivaldybės tarybos nariui 27, vyriausiajam 74. Didžiausią darbo patirtį turi Gediminas Akelaitis, dirbęs beveik visose Marijampolės tarybos kadencijose. 4 tarybos nariai yra nauji. Naująją Marijampolės valdžią sveikino Seimo narys Albinas Mitrulevičius, susisiekimo viceministras Algis Žvaliauskas, vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Paulius Soleckas, kiti svečiai. Šiemečiai vietos valdžios rinkimai buvo išskirtiniai. Žmonės tiesiogiai rinko merus. Didžiausio marijampoliečių palankumo sulaukęs ilgametis savivaldybės vadovas Vidmantas Brazys pradėjo jau 5 kadenciją. Aš, Vidmantas Brazys, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tai padeda man Dievas. Marijampolės savivaldybės meras perėmęs vadovavimą posėdžiui, toliau ėmė formuoti savo komandą. Savivaldybės mero teikimu slaptų balsavimu mero pavaduotojais išrinkti socialdemokratų partijos atstovai Povilas Isoda ir Irena Lunskienė. Savivaldybės administracijos direktoriumi tapo kitas socialdemokratas Sigitas Valančius. Eismo dalyvių Marijampolėje laukia nauji nepatogumai. Vykdant geležinkelio rekonstrukcijos darbus bus uždaryta dar daugiau pervažų ir sankryžų. Gyventojai turės apsišarvuoti kantrybę iki metų pabaigos. Posėdžiavusi eismo saugumo komisija priėmė keletą marijampoliečiams ir miesto svečiams svarbių sprendimų. Vykdant projektą Rail Baltica geležinkelio ruožo Marijampolės šeštokai rekonstravimas, mieste bus uždaryta dar daugiau pervažų ir sankryžų. Vienos trumpesniam, kitos ilgesniam laikui, tačiau nepatogumų vairuotojams sukels visi pakeitimai. Pirmiausia, tas
nepatogumai, tai jau šį ketvirtadienį, balandžio 23 dieną, vienai dienai nuo 9 ryto iki 21 valandos bus uždaryta sporto gatvėje geležinkelio pervaža. Toliau sekantis geležinkelio pervaža, aišku, čia jau ne pirmą kartą ta pervaža uždaroma ir žmonės turėtų pasirinkti tom valandom, važiuojant, kurie gyvena rytiniai miestų dalyje, pasinaudoti arba geležinkelio gatve, tai yra, atsiprašau, arba gamyklų gatve, kaip ir anksčiau, arba Saulės gatve. Nuo pirmadienio balandžio 27 dienos 3 savaitėms iki gegužės 15-osios bus uždaryta geležinkelio pervaža Kumelionyse. Kaip nuvažiuoti marijampoliečiam į Kalvariją, manau, išvengiant šitos pervažos neturėtų būti sunku, arba naudojasi Viva Baltikos keliu A5, arba važiuoja Tarpučių gatvė link Balsupio, paskui įsikerta į A5 kelią. Sudėtingesnis gal kelias yra, galima važiuoti per Saulės gatvę, Vasaros gatvę, Marių gatvę, kuri dabar šiuo metu yra remontuojama, ir išlysti ir į seną Kalvarijos kelią. Pagrindinis ir ilgiausiai truksantis nepatogumas nuo gegužės 4 dienos bus uždarytos stoties geležinkelio Gedimino bei geležinkelio Aušros gatvių sankryžos. Čia vairuotojai kantrybę apsišarvuoti turės iki metų pabaigos ir kiekvieną savo maršrutą šioje miesto dalyje gerai apgalvoti. Lieka vėl tos pačios pervažos, čia negalime sakyti, bet reikia naudotis toliau gamyklų gatvė, sporto gatvė, Saulės gatvėje Saulės gatvė. Atsidarys vėl Kumelionių pervaža link Kumelionio Vytauto gatvė. Dar nenoriu gąsdinti, bet noriu irgi priminti, nežinau, yra planai, ir tą turės padaryti statybininkai, kažkuriuo metu, nežinau, ar gegužės mėnesį, ar gal toliau galima bus nutiesti, bus uždaryta ir trumpam, sakykime taip, o paskui visiškai Saulės gatvėje esanti geležinkelio pervaža, nes ten reikalinga numatyta padaryti požeminę pėsčiųjų perėją. Praktiškai liksim be geležinkelio gatvės kuriam tai laikui? Praktiškai taip. Praėjusį penktadienį kultūros centre paminėta Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos 5 metų veiklos sukaktis. Marijampoliečiai turėjo progos ne tik išklausyti įdomių pranešimų apie lietuvių literatūros pradininką ir jo atminties išsaugojimo problemas, bet ir pamatyti programą Taip Donelaiti – 4 pamokslai. Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija mininti veiklos 5-metį miesto visuomenę pakvietė į iškilmingą renginį kultūros centre. Jame pranešimą Donelaitis iš arti ir iš toli skaitė Vytauto Didžiojo universiteto lietuvių literatūros katedros profesorė Irena Baklei. Ji džiaugiasi, kad Marijampolėje surengta konferencija, leidžianti išsamiau pažinti lietuvių literatūros pradininką ir prisideda prie šios neeilinės asmenybės bei jos kūrybos sklaidos. Aš matau, kad iš esmės mūsų šiandieninis ir mūsų tie jubiliejiniai diskursai labai toli nuo XIX amžiaus traktuotės ir nenubėgo. Iš tiesų ir dabar, ir XIX amžiuje susiformavo tam tikras kalbėjimo kanonas. Žiūrėkit, XIX amžiuje Donelaitis tapo pavyzdžiu. Sektinų pavyzdžių tada, kai reikėjo ginti lietuvių kalbos, lietuvių kultūros, lietuvių literatūros bylą savotišką. Pirmiausia, kalbos. Donelaitis tapo argumentu rodančiu, kad galima lietuviškai grinai kalbėti ir rašyti. Dar viena vieta, kur Donelaitis irgi tapo savotišku pavyzdžiu ir autoritetu ir argumentu, tai buvo bandymas parodyti, kad štai mes taip pat turim talentą. Aš manau, kad iš tiesų Donelaitis savas. Aš manau, kad Donelaitis nėra, teigdami, kad jis yra prūsų valstybės, skirtingos visiškai, skirtingą kultūrinę ir politinę raidą turėjusios valstybės pilietis, nesumažina jo to savumo.
Konferencijoje paveldo išsaugojimo problemas apžvelgė laikinai atliekantis konsulatų Sovietske vadovo pareigas profesorius Bronius Makauskas. Čia Lietuvoje mes lyg ir gyvenam mažosios Lietuvos didžiaisiais darbais. Ir mes patys stipriname save, visą tautą, valstybę, jų atsiekimais, jų skauduliais. Bet ką mes padarom ten gyvenantiems lietuviams dabar, kad jie didžiuotųsi, kad esą lietuviai ir kad atsirastų tampresnė jungtis tarp didžiosios Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto lietuvių. Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija dirba nuo 2010-ųjų. Šiuo metu joje per 60 įvairių profesijų narių, daug garbingų ir aktyviai dirbančių žmonių. Per šį laikotarpį suorganizuota reikšmingų renginių, besiruošiant didžiajam 300 metų poeto gimimo jubiliejui. Svarbiausi iš jų – talkos Tolminkiemyje ir Lazdynėliuose bei, žinoma, didžiausias darbas – paminklo Donelaičiui pastatymas Marijampolėje. Ir jau aš ne vieną kartą sakiau, jei ne Vytautas Gaulė, jos Marijampolėje nebūtų. Bet kadangi jis susispyręs žmogus, jis tol mindžiojo slenksčius kolegijos, kol galų gale mes susirinkom. O kadangi nebuvo kam vadovauti, tai taip ir buvo tokia darbo pradžia. O paskui tai aš vis juokais irgi sakau, suvalkietiškas humoras. Tai jau jeigu pradedi dirbti, tada reikia dirbti. Ir iš tikrųjų vienas nieko nepadarytum. Krūva yra žmonių, kurie tikrai nuoširdžiai dabar jau ateinančio penkmečio visos Lietuvos, čia ne tik mūsų, tai yra lietuvių gyvenančių anapus užkardos padėtis. Ir kažkada Gaulė pasakojo, kaip jie, nežinau, kuriais metais važinėjo po kraštą ir surašinėjo lietuvius, tai man kažkur va taip knypso, kad reiktų pervažiuoti tas lietuviškas mokyklas, kad reiktų pabendrauti su lietuviais anam krašte, nes mes viską, ką darom, tai čia vis tiek darom Lietuvai. Donelaičiui ir Lietuvai, bet jo žemė, ta nuostabioji Donelaičio žemė, mažoji Lietuva, Prūsų Lietuva, visa tai ten yra. Renginyje programą Taip Donelaitai 4 pamokslai atliko Kauno valstybinis choras vadovaujamas Petro Bingelio bei aktorius Dainius Svobonas. Literatūrologai iki šiol diskutuoja, ar vaizdingi Donelaičio pamokslai lėmė poemos Metai gimimą, ar Tolminkiemio parapijos tikintiesiems iš sakyklos skambėdavo kuriamo šedevro ištraukos. Kompozitorius Vidmantas Bartulis į šį disputą nusprendė pažvelgti savitu aspektu, surinkdamas poemos Metai tekstus į vientisą siužetą pasakojimą, kurio metu skamba 4 Kristijono Donelaičio pamokslai lietuvininkams. O ir ten mane baubos su kačergoms išbadė, ir šunimis pjudydamos jau ko ne visą suplėšė, štai matyk visos uodegos, vos galas dar liko. Ak, susimilk meldžiu ir duok man kokį kąsnelį. Gandras tuojaus ana ištiesęs ilgąjį snapą, iš geros širdies išvėmė rūkų žemėn. Štai tai, rasi ganavus tau už aną čia stavojimą tavo. Viešojoje bibliotekoje įvyko baigiamasis savivaldybės moksleivių ir jaunimo fotomeno konkurso renginys. Laureatai apdovanoti vertingomis Prancūzijos ambasados dovanomis. Konkursas skirtas Marijampolėje gimusio vieno žymiausių Prancūzijos fotografų Izio Bidermano kūrybos sklaidai ir pažinimui. Keletą mėnesių savivaldybės moksleiviai ir jaunimas galėjo teikti savo fotografijos darbus konkursui Laiko veidas. Vėliau kelias savaitės geriausi jų darbai buvo eksponuojami viešojoje bibliotekoje ir jais galėjo pasigrožėti visi. Šiandien įvyko baigiamasis konkurso renginys ir laureatų apdovanojimai. Konkursą jau antrą kartą organizavo Marijampolės moksleivių kūrybos centras ir Lietuvos Prancūzijos asociacijos Marijampolės skyrius. Marijampolė tampa kaip ir Lietuvos fotografijos sostinė. Tai yra, viskas prasidėjo nuo mūsų vieno iš žymiausių pasaulyje fotografo Izio Bidermano, kuris, kaip visi žinote, marijampoliečiai yra gimęs Marijampolėje, savo vaikystę, jaunystę praleido čia, paskui
savo gyvenimą, savo darbus, fotografavimą tęsė Paryžiuje. Todėl ir šis konkursas yra skirtas jam. Konkursas skirtas Izio Bidermano kūrybos pažinimui ir sklaidai, mokymuisi kurti remiantis jo kūrybą kaip įkvėpimo šaltiniu. Taip pat fotografijos meno pagalba skatinti ir plėtoti mokinių ir jaunuolių kūrybinę iniciatyvą bei meninius gebėjimus. Manau, kad pavyko, aišku, nereikia norėti, kad 14-metis ar 17-metis iš karto bus pasaulinio lygio fotografas, bet yra ir nuostabių fotografijų, tai yra pagauti momentai, kurie gali įeiti bent jau į Marijampolės fotografijos fondą. Apžiūrėjau parodoje eksponuojamas nuotraukas ir jos tikrai mane jaudina. Užfiksuotos labai natūralios kasdienės situacijos, jos tikrai įdomios ir įtraukiančios. Manom, kad visi marijampoliečiai turėtų šias nuotraukas pamatyti. Konkurso laureatams iš svečio rankų teko diplomai ir vertingos Prancūzijos ambasados dovanos, knygos ir fotoalbumai. Norėčiau palinkėti, kad būtų kuo daugiau jaunimo, kuris susirastų Lietuvos Prancūzijos asociaciją Marijampolėje, kad prisijungtų, kad kurtų, kad nenuleistų rankų ir ieškotų daugiau galimybių savo kūrybą eksponuoti tokiose erdvėse, kad parodytų savo miesto gyventojams ar svečiams, kokios yra šio krašto garsenybės, kaip pavyzdžiui Izis Bidermanas. Štai tiek informacijos šį vakar. Dėkoju už dėmesį. Iki malonaus. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Vėjas šiaurės krypties, jo greitis 3 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys apie laipsnį šilumos. Trečiadienio rytas bus saulėtas, diena apsiniaukusi, kritulių nenumatoma. Pūs šiaurės vakarų vėjas 4 metrų per sekundę greičiu. Dienos temperatūra apie 11 laipsnių šilumos.